Nu kągi, labą vakarėlį. Čia ir vėl aš nutariau jum biškį pasivaidenti. Tai vat šiandien jau išsikasiau tuos jurginus, nes naktį tai jau šalčiai atėjo, jau naktį atėjo šalčiai. Mano visas grožis dingo. Jau teko tuos jurginus iškasti. Tai va, labai šiandien taip pavargau, namie šalta, tai va, apsitutulojau visą. Va, čia tokia, suradau labai šiltą, tokią gerą skarą, didelę tokią. Tai va, apsitutulojau dabar, sėdžiu ir tokia, nu tai tam sėdžiu vis, nu kaip jau atėjau viską padarius darbus, pailsėti į šitą Facebooką, tą vaiduoklių knygą, tą vienu žodžiu. Tai atėjau biškį pailsėti. Nu ir ilsiuosi iki dabar, dar va, ilsiuosi. Jau geras kelias valandas ilsiuosi čia. Tai labai keista jūs, kažkaip tai labai taip nežymiai, taip labai lengvai prabėgo informacija. Ar jum, pavyzdžiui, nekeista, man tai keista, kad prezidentas Gitanas Nausėda galų gale atsirado. Ir, nu, jis atsirado jau čia prieš kelias dienas, bet dabar vėl atsirado, vėl čia jau perskaitė tą vienu žodžiu, kaip jisai ten vadinasi, finansų mokėjimo įstatymas. Buvo va, mokėjimo įstatymo pataisos buvo priimtos. Čia jau labai nuskambėjo praeitoj savaitė, jau čia daug kas labai kalbėjo apie tai. Nu, tai manau jau daug kas žinot, kad taip norėjo čia mus labai sukontroliuoti. Bet man taip labai keista, nu, tipo, Nausėda dabar vetavo tą įstatymą, nu, nepasirašė ten po juoju. Bet ar čia ne koks tai yra gudravimas, aš nežinau. Ten balsavo labai daug tų Seimo narių, berods 101 nubalsavo, ten tik 2 susilaikė. Ir labai man dar vienas dalykas labai keista, kad žmonės va taip kažkaip tai labai šį kartą ramiai sureagavo į tą vetavimą, sureagavo labai ramiai. Niekas nebesidėjo rėmelių, tų tokių rėmukų, tokių palaikau prezidentą, palaikau veto. Nebuvo, aš taip jau sakau kelias valandas, aš čia jau tame sėdžiu, ilsiuosi tame Facebook'e, tame veidabūke. Tai vienu žodžiu, tai čia visai tyla apie šitą, niekas beveik nieko nerašo. Tai va čia dabar TV3 radau tą pranešimėlį jis pranešimas pranešta, tai pažiūrėsiu prieš kelias čia valandas, nu 14:30 va 17 dieną 2022 metų 11 mėnesio 17 dieną 14:30 jau pranešta buvo TV3. Tai va, tai kokį čia tą įstatymą, vienu žodžiu,
vetavo. Tai Nausėda vetavo pataisas, neleido bankams tvarkyti apie žmonių duomenų, apie žmonių orientaciją, lytinį gyvenimą, sveikatą ir kitų. Ale jūs dabar man pasakykit, kodėl bankui taip svarbu žinoti apie žmonių orientaciją? Bet vat kokia ta orientacija? Vat kur ten apie kokią, apie kokią tą orientaciją? Vat įdomu, čia va dar lytinį gyvenimą, tai dar suprantu. Bet tai irgi nelabai aišku, ką jie ten norėjo sužinoti apie kiekvieną iš mūsų, kaip mes ten gyvenam, apie sveikatą, pavyzdžiui. Tai kokia čia tik prieštarauja žmogaus duomenų apsaugos įstatymui, viskas šitas prieštarauja. Tai va, tai prezidentas mūsų va taip ėmė ir taip pasakė, uždėjo tą veto, vienu žodžiu, vetavo. Tai dabar toliau skaitau, pagal kurias finansų mokėjimo įstaigos be sistemų operatoriams leista tvarkyti specialius asmens duomenis. Vienu žodžiu, tai va tą vetavo, dabar jau negalės tvarkyti, bet aš tai čia nelabai tikiu, čia kažkoks yra žaidimas žaidžiamas. Man taip atrodo, kad ten pargrąžins tą įstatymą vėl į tą patį Seimą. Jeigu jų 101 nubalsavo, tai jūs pagalvokit, 101 nubalsavo, o kad priimti tą įstatymą, tai ten užtenka, atrodo, 71, man atrodo, kad gana pilnai. Tai va, tai dabar, tai kaip čia bus, dabar aš nežinau. Čia va, tai čia dar, va, tie buvo bankams, Seimas priėmė tokias pataisas tam bankiniam finansiniam įstatyme, kad specialieji duomenys apimtų informaciją apie rasinę ir etninę kilmę, politinės pažiūras, religinius ir ar filosofinius įsitikinimus, net filosofinius. O jetau. Narystę profesinėse sąjungose, genetinius, biometrinius, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą. Ai, va čia ir dar papildo ir lytinę orientaciją. Aš dabar galvoju, apie kokią tą orientaciją kalba. Tai gali būti, žinot, orientacija, tu gerai orientuojasi, daleiskim, vairuojant, ar tu gerai orientuojasi kelyje, pavyzdžiui. Bet čia apie lytinę orientaciją, vienu žodžiu. Tai va, tai dabar jūs man atsakykit, prie ko čia bankui dabar apie asmens, fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją? Bankui. Tai aš dabar visai ne per seniausiai tvarkiau, ten irgi man vis ėjo tokį į paštą, vis užpildykit anketą, čia Swedbankyje. Vieną dieną ateinu, atsidarau tą banką internetinį ir man neduoda net susimokėti už ten tas visokias paslaugas, už internetą nebeduoda susimokėti, kol aš neužpildžiau to viso jų tos anketos ten. Bet čia dar nebuvo priimtas šitas įstatymas, dar jo nebuvo. Tai ten irgi tokių klausimų, prie ko bankui taip va žinoti apie mane, ką jūs veiks su tais žinojimais. Va, bet jeigu tu neatsakysi, tai tau viskas, tu į savo bankelį, prie savo pinigėlių jau neprieini, viskas, kaip čia pasisuko, man biškį kamera, kažkaip į šoną nuvažiavo. Tai va, ir jau viskas,
prie pinigėlių neprieisi, jeigu tu savo neatskleisi tų duomenų, su kuo tu, pavyzdžiui, miegi, su kuo gyveni ir kokia tavo sveikatos būklė. Ojei tau, nu ką čia norėjo mum dabar priimti, bet čia dar nėra ko džiaugtis, dar nėra ko džiaugtis, kad čia vetavo, tai čia dar nėra ko džiaugtis. Aš čia džiaugsmo nematau dar kol kas. Jie dar čia kažką gudriai padarys, kažkaip bandys prastumti tą va tokį va. Tai reiškiasi, aš taip dabar pagalvojau, jeigu jau bankai turės tokias galias, tai kam ta vyriausybė reikalinga, kam tas Seimas reikalingas, kam tas prezidentas reikalingas. Nu tai kam jie reikalingi iš viso, nu, jūs man pasakykit, senai babūtai iš kaimelio čia. Oi, šiandien tai taip šalta. Jau atėjo ta žiema, jau visiškai jau ant nosies kaba, jau sakė ten Panevėžį, tai jau pasnygo. Va, vaikai skambino, tai sakė, kad jau pas juos prisnygė, jau ten ant mašinų jau sniego yra, sakė. O jau pas mus sniega, matai, nemačiau, štai taip šalta. Jau taip šalta darosi šiandien. Taip jau rankas pašaliau tuos jurgynus bekasdama. Tai va, jau gėlytės visą susitvarkiau, viską pasidariau, dabar galėsiu jau biškai atsipūsti. Tai va čia pailsėti galėsiu, jau ilsėtis galėsiu labai, labai daug ilsėtis. Tame, vat man tai čia poilsis, aš ilsiuosi po tą Facebooką, labai ilsiuosi. Taip suteikia tokią ramybę, taip visokių pasiskaitai dalykėlių, vienu žodžiu, labai, bet čia tokia pikta nuotrauka parinkta to prezidento mūsų ten, bet be kaukės, be pirštinių tų, net keista kažkaip matyti, kažkaip tai vis pripratau jau aš jį matyti su kaukiu ir su tom pirštinėm, tokiam guminėm, sėdi vienas prieš kompiuterį ir viruso bijo iš kompiuterio ateinančio. Jau čia visai keista labai būdavo žiūrėti tą nuotrauką, ten rodydavo tokį, vienu žodžiu, man tai labai keista. Čia dabar toks va įdėtas piktas, kažko labai piktas. Tai čia turbūt ant tų seimūnų labai piktas, kad tą įstatymą vetavo. Tai sakė viskas, neleisiu čia žinoti apie žmonės viską. Tai aš dabar galvoju, gal jis dar, jau įsigando biškį, nes gal nori dar į antrą tą kadenciją papulti. Kaip jūs galvojate, dėl ko jis šitą dabar tą vetavo, tas pataisas? Man tai labai įdomu, dėl ko jis čia taip pasielgia. Vienu žodžiu, tai va šiandien tokia va radau tokią žinią, bet sakau, labai keista, kad taip žmonės tyli apie tai, visiškai nekreipia dėmesio. O čia labai svarbu, buvo labai svarbus žingsnis, jeigu būtų čia mus dabar visus pradėję kamantinėti apie tą visus tuos reikalus, tai aš jau nežinau. Ir pinigėlių mūsų jau negalėtume pasiimti, tai čia labai nekas būtų. Nu ir dar apie tuos pinigėlius, kur bankuose. Tai va čia vis sako, kad žmonės įsimkit ir turėkit grinų, čia kiti ragina kuo daugiau įsimti tų grinų pinigų, kad turėti, nes gryną tai tu turi gryną, va ant rankų tu turi tą pinigą. A ten ką tu turi, internetas dingsta, viskas dingsta, kompiuteris užlūžta. Ten kaip tos programos užlūžta, kas ten atsidaro, arba kokie hakeriai nuhakina ten viską. Ir viskas,
ir nieko nėra, ir tuščia. Ir tu įrodyk, kad tu ten turėjai tų pinigų. Nu, įrodyk. Kaip tu įrodysi? Nu, niekaip neįrodysi. Tarybiniais laikais tai dar buvo tos knygelės tokios taupomųjų kasų knygelės buvo. Tai ten užrašė, dar ant spauduką uždėjo. Vienu žodžiu, dar galėjai įrodyti, kad tu turėjai pinigų tame banke. O dabar kaip įrodyti? Dings ir viskas, ir prapuolė. Tai va, susimastykit, žmonės mėlėjai, susimastykit. Nelikit abejingi, sekit visas žinias, sekit. Aišku, nesigazdinkit labai, nepanikuokit, bus kaip bus, bet žinoti reikia. Sako, daug kas va taip sako, aš pasakau, aš tai žinokit, domiuosi politika, man įdomu visa ta politika. Tai man sako, o kiti sako, oi, aš tai visai nesidomiu tą politiką, man ta politika visai neįdomi. Aš tada sakau, jeigu tu nesidomi politika, tai politika susidomės greitai tavimi. Nes viskas politika. Kas dabar ne politika? Man jūs pasakykit. Kas ne politika? Viskas politika. Kainos politika, elektra politika, viskas politika. Parodykit man tą nepolitiką. Jis sako, vai, manęs neliečia. Liečia, visus liečia, absoliučiai visus liečia. Politika visus palietusi yra. Tik už kurios vietos liečia. Oi, už visų vietų liečia tą politiką, jau mus čia už visų griebė, tiesiog griebė tą politiką, mus visus įtraukia, taip įtraukia, tiesiog traukia visus mus į tą, tiesiog visą tą sutraukia mus į tą politiką. Dabar aš dar pagalvojau, tai šitai biški tokia babutė, biškis nusimanau toj politikoje, gal man eiti biški į rinkimus, kaip aš taip visai gal nieko dar, tokia babutė dar ne visai gal babutė, jau ne prie smertį dar esu, tai gal man, sakau, kur nors dar ir man pasireikšti toj politikoj, ką nors dar nuveikti žmonių labui. Va, reiks pagalvoti, gal ir aš, čia eisiu kur nors. Greitai jau savivaldybių rinkimai artėja, gal reiktų biškį pasipustyti padus ir įšokti į tą savivaldybių rinkimų tą traukinį. Kaip jūs galvojate, ar aš tikčiau taip jau į tuos ten deputatus? Kodėl gali valdyti tokie vat visokie nebaigę nieko? O kodėl aš negaliu valdyti kažko tai gyvenimų kitų? Kodėl? Visai galiu pavaldyti. Tai va, tai galbūt nuspręsiu eiti, aš irgi eiti. Aš sutiktumėt, kad aš eičiau į tą politiką. Nors sakau, politika tai jau visur dabar, jinai visur, jinai kaip ta trečiakis tokia, mato viską, visur viskas. Be politikos nieko. Sako, kunigai nesikiša į politiką, bet irgi jie ateina ir pas juos tą politiką. Va, jau dabar va, irgi pas mus čia bažnytėlė taip šalta, ten neįmanoma tiesiog būti, koks šaltis toj bažnytėlė, neturi kuo pakūrenti bažnytėlės mūsų. Neturi. Nėra.
žmonių labai mažai vaikšto į bažnytėlę, nebesurenka pinigėlių bažnytėlės apšildymui. Nu va, tai ką, ne politika? Politika. Žmonės pinigėlių jau taip nelabai turi, viskas kainos pakilę, kiek kūras kainuoja, kiek elektra. Dar kiti jaugėsi tie, sako, mes tai pasirašėm su tuo nepriklausomu tiekėju, tai va mokam ten 15 centų. Pažiūrėsim, ką jūs mokėsit po naujų metų, kai jūsų sutartys pasibaigs. Galėsit čia nosis iškėlę vaikščioti. Irgi va taip va apsitutulosit, kaip aš apsitutuloju. Va, taip jau. Taupysit ir jūs, niekur jūs nesidėsit. Jeigu, aišku, tylėsit. O bet dabar prisiminiau, aš gyvenau užsienyje. Tai va papasakosiu jums tokį dalyką. Sako, nu tai ką aš čia galiu tai ką čia mes žmonės galim padaryti, o ką aš galiu padaryti? Galim daug padaryti, daug ko galim padaryti, visko galim padaryti. Tik tai reikia mums taip į krūvą sueiti, susiburti į tokią krūvą ir daryti. Tai va, aš gyvenau Airijoje. Neduos niekas sumeluoti, ką aš dabar papasakosiu. Lyškiasi Airijoje sugalvojo, čia prieš kokius gal, 8 metus gal, sugalvojo Airijoje vandenį apmokestinti. Airijoje buvo vanduo nemokamas, va įsivaizduojat, kokie šalis, kokie dėl žmonių šalis yra, buvo, dabar irgi yra dėl žmonių. Tai jie sugalvojo jau, pasižiūrėjo, čia turbūt gal į Lietuvą pasižiūrėjo, kad čia ima už tą vandenį taip jau gerai tuos pinigus. Tai galvoja, jau čia ir Airijoje mes padarysim tą vandenį apmokestinsim. Ir aš tai ten gyvenau pačiam to miesto centre, ten, kur aš gyvenau, vienu žodžiu, tai rausė ten, išrausė ten gatvės, rausė, asfaltą laužė ten, žodžiu, tuos skaitliukus statė prie namo, po žeme, ten į tas gal ten šiluminės trasas, aš nežinau, kur tas vanduo ten paeina, aš ten nesigaudau, bet kad rausė, tai labai jau rausė, visą miestą išrausė. Pristatė tų skaitliukų, reiškiasi, jie ten įlipa į tuos šulinius ten kažkokius, tai ir pasižiūri, kiek išnaudota. Tai jau ten irgi galima sakyti, o gal jau ten tuos ir išmaniuosius statė, aš nežinau, ką jie ten statė, kaip jie ten statė. Bet vienu žodžiu, bet žmonės, pačia miesto centre, tai ten, ką tu ten labai daug pasipriešinsi. Bet ten yra tie tokie gyvenamieji labai rajonai, ten miegamieji tie vadinamieji rajonai, ir ten labai daug nuosavų namų, ir visas miestas pagrinde yra tie nuosavi namai, tie rajonai miegamieji, ir jie labai tokiom didelėm tvorom apsitvėrė ten tie rajonai. Ir tikrai savo akimis mačiau. Susibūrė žmonės ir budėdavo net naktimis, kad neįvažiuotų jokia technika ten rausti pas juosius ir tuos skaitliukus statyti. Tai jie ten užtvėrė kelią, pristatė automobilių, ten visko ir budėjo žmonės. Budėjo ten savaitę, nežinau, 2-3 savaitės ten jie budėjo. Visam mieste budėjo, prie tų miegamųjų rajonų. Ir paskui, aišku, buvo protestai praėjo, dideli protestai. Dubline tai jau labai didelis protestas praėjo, mūsų mieste praėjo protestas. Ir ką jūs galvojat, ir jie nutraukė šitą visą dalyką, aš net nustebau. Ir tie, kurie jau buvo susimokėję už tą vandenuką,
Jau buvo tokių, kurie susimokėjo, tai jiem paskui pargrąžino tuos susimokėjimus. Ten Airijoj labai įdomi visa sistema, ten jie grąžina ir grąžina, ten tų mokesčių tau vis pargrąžina. Vienu žodžiu, aš biškį vis pasakota netyčia. Tai va, tai vat ir pas mus, jeigu mes tai būtume tokie ne vieningi, bet tokie, burtumėmės į vieną tokį, į vieną burbulą, tokį susiburtume, tai galėtume kažką padaryti, tiesiog, aš kad ten mes eisim ir rėksim, šauksim ten Seimą lauk, tai nuo to nieko nesikeis. Bet jeigu mes paimtume ir tiesiog nedarytume to, ko jie nori, kad mes darytume, tai va greit viskas čia užsibaigtų, labai greitai. Tiesiog va, ignoruoti juos, jų visų šitos, ką jie vat reikėjo nesirinkti niekam, vat solidariai taip paimti ir nesirinkti niekam tų nepriklausomų tų sukčių, tų elektrinių tų. Neimti ir nesirinkti. Ir jie nieko būt nepadarė. Būtume visi likę ten, kur buvom ir mokėjo praktiškai tiek, kiek mokėjo. O dabar, ką daryti? Žmonės nesupranta, kad čia visur politika yra. Visur politika ir apiplėšimas tuo pačiu. Apiplėšė žmonės. Oi, dabar prisiplėšė. Jau prisiplėšė. Dar iki gruodžio pabaigos, tai kaip plėšia mūsų. Ale girdėjau, sakė jau, kad ir Briuselį pasiekė tie mūsų čia va, apie mūsų tas visas, apie tas elektras, sakė jau kažkokie skundai nuėjo. Bet aš nelabai tikiu, kad ten labai kažką, tai tas Briuselis mums ten, mus ten užtars, ten nelabai, ten irgi ta pati sukčių gauja ten sėdi. Jau pasižiūrėkit į tą mūsų ten, kaip jinai ta tokia, kur vis primena ženkliuką prezidentui įsisekti ženkliuką, vis primena jinai. Sako, neįsisekė, jūs žadėjot, bet jūs neįsisekė ženkliuko. Tai va ta irgi, tai dabar džiaugiasi, sakė, kiek uždirba, vajato, baisėtų, didžiulį pinigai. Tai va, bet jeigu irgi tepa, tai internetinėse bankuose, aišku, tie pinigai, tai tu gali džiaugtis ten dabar. Nesidžiaugas, jums ir vieną dieną dingsti tavo pinigai ir galėsi turėti, nieko neturėti. Tai va, tai apie tą Briuselį. Tai va, tai jeigu mes visi taip draugiškai paimtume, bendruomeniškai taip paimtume, visi ir ignoruotume jų tuos visus, tas nesąmonės dabar, dėl tų skaitliukų, kaip vakar pasakojau, dėl tų išmaniųjų, va. Va, viena moteris šiandien pasakojo, kad pasakė, nesutinku, ir sakė, nieko, atstojo nuo jos. Tai va, jeigu visi imtų taip pat ir pasakytų, ne, aš nesutinku. Gali va, tai kaip ten tuose daugiabučiuose, kaip žmonės ten gali nesutikti. Tai susirenka visas namas ir nesutinka, raštą parašo. Tai kaip gali dabar privartauti žmonės, negali privartauti. Žmonių viskas priklauso, nuo mūsų viskas priklauso. Kaip tai nepriklauso? Viskas priklauso nuo mūsų. Man nepasakokit, kad nepriklauso nuo mūsų. Viskas nuo mūsų priklauso. A ne, dėdu? Tai kad tik kaip avinai visi. Ne. Kerpa tą Vilną, jau peša tiesiog tą Vilną, jau peša ten. Šukuoja jau mus, jau kiek čia laiko mus šukuoja, jau 3 metai mus šukuoja. Jau taip peša, jau skaudžiai taip daro, jau net įkerpa, bekirpdami tą Vilną. Ale ne, vis tiek pas žmonės, vis tiek kenčia. Tiesiog sukandė dantis. Aš pažiūrėsiu, kiek jūs čia kentiesiu ten. O, jau šiandien, žiūriu, jau reklamuoja
reklamuoja šitų vabaliukų kažkokius jau produktus, jau vabaliukus reklamuoja. Šiandien mačiau reklamą jau lietuvišką reklamą mačiau. Reklamuoja Lietuvoje, jau valgykit svirplius. Svirplius valgykit. Svirplius. A tu papasako, ką tu sakei, kas gali būti su ta gamykla, kur ruošiasi statyti Marijampolėje. A garsiai pasakoti. Nu tai gali tyliai biškį, nereikia užsimerkti. Čia biologinis ginklas. Va, ne. Nu tai tik tu taip manai, tu taip mastai. Nu, Marijampolėj pastatys gamyklą. Ne. Milijardai svirplių, kirmėlių visokių. O kas yra tie svirpliai? Iš istorijos neatsimena, kaip svirpliai per valandą tenai kiek kilometrų praeina ir viską suryja. Tai va tokia didelė gamykla su tais svirpliais. Šalia nukris kokia nors ukrainietiška bomba, išsigermetizuos ir viskas. Per 3 valandas Lietuvoje jokio žalumino neliks. Viskas suvalgyta bus. Pats turėsi dar slėptis, kad tavęs nesuėstų. O čia ginklas paprasčiausiai biologinis. Nu tai čia tu taip galvoji. Kodėl galvoji? Galvok, taip, galvok. Bet jeigu tai padaryti, tai įsivaizduoji, Ne, kas nu tai būtų. taip, čia jų ką. A ką iš istorijos niekas neatsimena, kai ten pasakodavo, ten tais antikiniais laikais kažkokiais tai. Tai Kinijoje, man atrodo, ten Tie skėriai, kai eidavo nusiaubė Kiniją, man atrodo, tie svirpliai ten. Ten skėriai, vienu žodžiu. Skėriai, ne svirpliai, Koks skėriai. skirtumas, jie ryja Ten viską. skėriai. Ir tie yra nie. Ir tie skėriai, aš nesimenu, kokiu greičiu eina, jie į valandą kokie 30-40 km varo ir viską ėda. Nu jau viskas, dėduk, užtenka. Užtenka jau apie tos svirplius čia. Tai pati paprašyti. Nu tai gerai, jau viskas, pasakė, jau viskas. Sotus būsime. Tai kuom? Kuom svirplius pamaitinsime. Ai, nu tai jo, čia Kas išsigelbės kokiam Rusijai, supranti, tai bus daug čia lavonų. Nu jau svirpliai tave valgys tą. A ką jeigu Jie viską žalia valgy, žalia Tai viską. visi bijo piranijų, o svirplis toks pat ant žemės daiktas, kuris viską ryja. Ne. Ot visi galvoja, kad karvė yra žolėėdė, jo? Visi sako, karvė žolėėdė. O kiek ta karvė į dieną suvalgo mėsos? A žinai? Ne, nežinau. Iš kur man žinot, kiek karvė? Neturiu aš karvių. Bet jinai valgo žolę. Nu taip. O kai žolę valgo, ant žolės Žolė yra... žalia. Jo, ant jos yra kirmėlytės, vabaliukai ir taip toliau. Tai jinai į dieną kokį kilogramą mėsos suvalgo. Nu jo, nu čia tu pavarėjai biški. O šienė, kiek ten muselių visokių skraido ir taip toliau. Irgi baltymai, irgi mėsa. Tie patys svirpliai. Žiogai, pas mus žiogai. Ai, koks skirtumas. Bet įsivaizduok šitą. Visi sako, žolėėdžių. Pasaulyje nėra nei vieno gyvūno žolėėdžių. Jie visi vienokiu ar kitokiu būdu gauna baltymų. Bet kai žmogus tampa žolėėdžiu tuo žaliavalgiu, tai kai valgo vien salotas, tai jas nuplauna labai švariai ten. Viską nuplauna. Ne, tu apsirinki. Nuplauna Žaliavalgis yra tas, salotas. kuris be temperatūros gamina maistą. Aš suprantu, bet tie, kurie eina žaliavalgiauti, jie valgo tik salotas, ten lapus visokius valgo, bet jie labai plauna viską. Jie veganai. Ne, yra žaliavalgiai, jie sultis geria. Žaliavalgis tas, kuris valgo grinai žalią nevirtą maistą ir nekeptą. Nu, aš suprantu, bet jie dar nevalgo mėsos. Na Jie ir kas iš nevalgo to? mėsos. Jie viską nuplauna, jokių vabaliukų ten nėra nieko, jie mėsos nevalgo. Nu kaip jeigu žmogus yra Aš žiūrėjau video, mačiau apie tos žaliavalgius. Nesiginčyk su manim. Nu jeigu žmogus yra sutvertas, pas jį yra skrandis, tai padarytas, kad jis turi valgyti ir žalią, ir mėsą. Ir žalią mėsą valgyti. Nu ir gali žalią žymiai geriau valgyti.
pažiūrėjau, ne, viskas, jau nekalbėk tu daugiau apie tą Ir mėsą. dantis tokie kaip pas plėšrūną, supranti, ir kasti gali, ir rauti gali, ir draskyti gali. Pas mus dantis tokie. Ir kaip pas karvę krūminių turime. Nu, tu ką turi dantis, ašgi sakiau, tu bedantis esi, tai ką tu čia apie tą dantis vėl jisai kalba. Tai va, Vėl dantis. žmogaus pirminis dalykas dantis ir tai parodo, kad aš turiu valgyti viską. Nu. Aš esu universalus, žmogus universalus, jis gali ir riešutus, ir šaknis griaužti, ir mėsą valgyti, ir tarp kitko ir kirminus galim valgyti, ir svirplius galime valgyti. Bet ten sakė, galvose kažkas yra ten negerai. Pas ką? Pas tuos vabalus, vabaliukus tuos, ten kažkoks tai yra nuodingas dalykas tuose Pas tuos galvose. Jo, jų galvose ten. Kažką girdėjau, kažką skaičiau. Ai, visus negerus dalykus neutralizuoja, žinai kas? Nu, 100 gramų. ai, tu 100 gramų, Va. aš negeriu 100 gramų. Ir geriausias dalykas pasaulyje 100 gramų lašiniai ir svogūnai, va. Nu jo, česnakai. Nu, česnakas geriau negu svogūnai. Tai aš nevalgau svogūnų žalių. Gerai, viskas, čia jau prikalbėjau vėl, va, ja, tu visas 35 minutės. Pati paklausyti. Tai taip, aš paklausiau tavęs, tu čia man ausis visas išūžiai man. Na dieną. Ką aš išūžiau? Apie fabriką tą, apie tos virplius visus čia. Nu, ką, jeigu nukris Tai kokia bomba? taip. Nu, neprogramuogi jau. Tai apie nereikia bombų statyti kritimą. nesąmonių. Kokiu. Nu, fabrikus... Tai dar nepastatė, dar tik projektas. Dar tik projektas Gyvens yra. kažkas, tai vis viena kažką darys. No, tai va. Jau patvirtina. Gerai, mėlyjeji, viskas atrodo šiandien tiek va pripliurpiau čia biški, pliurpalų tokių, pliurpaliukų, tai va, taip va įdomu, taip labai, kaip pasakyti, nu, žmonės tokie pasidarė abejingi prezidentui kažkaip, tai jau nebesideda, tai jau aš palaikau. Nu, tai va, tai susimastykit, žmonės, susimastykit, kas vyksta, dėl ko vyksta, kodėl vyksta. Biški įjunkit tas galvas. Aš turėjau tokį berniuką, biški prižiūrėjau Airiją. Jis man dažnai sakydavo, sakau, įjunk galvą! Va. Jeigu aš ten nuklausiu kažko, tai jo sako, a tu įjunk galvą! Geras vaikas buvo, labai įdomus. Įjunk galvą, sako man.